Projektas Statau namą pats prasidėjo nuo laukinės idėjos, kad daugelį darbų galima pasidaryti savo rankomis ir tuo pačiu gerai praleisti laiką, patirti iššūkių kartu su savo broliu ir savo tėvu. Viskas prasidėjo nuo to, kad reikėjo įsigyti sklypą, tai įsigijome tokį sklypą, kaip matote klipe. Ir kas buvo labiausiai fiziškai varginantis dalykas, tai nusprendėm kasti pamatus patys, tai yra tam, kad iškasti kuo lygiau ir pamatai būtų kuo lygesni. Aišku, po pirmų 2 dienų buvo abejonių, kad gal visgi reikėjo samdyti bobketą, bet kai viską pasibaigėm, labai tuo džiaugiamės. Mes gerai praleidom laiko, pasportavom, numetėm svorio ir pasidarėm tikrai lygius pamatus. Galiausiai paradoksas tame, kad vis tiek samdėme traktorių tam, kad iškastų tranšėją komunikacijoms atsivesti iki namų. Čia mūsų svečiai Driežiukas, kuris apsilankė pamatų duobėje. Brėžinius taip pat braižėme patys, tai yra su AutoCAD, o po to, kas juokingiausia, taisėme eigoje. Suvirinimo darbai vyko pas tėvą kieme ir viską atsivežėme pasikrovę į priekabą. Tai yra klojinius ir suvirintą karkasą pamatui. Susidėjom klojinius, armatūras, pasiruošėm viską betonavimui ir sekančią dieną užsibetonavom viską, nusamdė kriaušę su betonu. Centre dar nepabaigėm vidurio betonuoti, nes pirmiausia norėjom susidėti vamzdžius ir prisipildyti smėlio, tada viską vienu metu užsibetonuoti. Čia, kur prapjaudo, tai brolis galvojo pastatyti lauko tualetą, tai buvo, kaip juokėmės, jo pirmas statinys prieš namą ir jam visai neblogai gavosi. Prieš pradedant daryti klojinius laikančiai sienai, pradėjom dėliotis vamzdžius nuotekoms. Kadangi jau turėjome tualetą lauko, nusprendėm, kad reikia turėti ir kraną apsiprausti ir nusiplauti rankas, taip ir padarėm. Čia jau pradėjom pilstyti smėlį į vidų pamatų, jau vamzdžiai buvo iškloti po apačią, nuotekų vamzdžiai. Pasidarėm klojinį laikančiai sienai ir kamino pamatui. Viskas vyko taip, lauke klojinių gamyba, tiesiog čia vietoje ir dabar. Čia jau su vibroplokšte susivibravom pagrindą prieš dedant plėvelę, hidroizoliacijai ir sterodūrą. Čia kėdė poilsiui, nes kartais reikėdavo atsikvėpti. Čia jau plėvelė išklota po apačią ant smėlio ir dedame sterodūrą. Jeigu gerai pamenu, čia buvo 5-tukas. Darbo su pjaustymis buvo nemažai, kantrybės pareikalavo. Ir sekantis dalykas, tai ką norėjom sudaryti, tai vamzdžius vandeniu, tai yra vandenį išgręžimą. Tai buvo pirmas toks darbas man, tai teko nemažai YouTubinti, žiūrėti, kaip tai yra daroma ir išsinuomoti replės, žirklės ir viską susidėti pačiam. Ir taip simboliškai užarmavom viską. Ir pagaliau atvyko mūsų betonas ir užbetonavę viską užklojame plėvelę tam, kad ne taip greit betonas atsiduotų drėgmę ir taip turėtų didesnį kietumą. Čia matome, kaip pasikeitė vaizdas, kai buvo atvežti blokeliai ir nuo čia jau laukia kitas etapas, tai hidroizoliacijos paklojimas aplink visą pamato žiedą. Ir čia mūsų gyvenamasis būstas, nes nusprendėme, kad yra per daug prabangu važinėti kiekvieną dieną į Vilnių, nusprendėm gyventi tiesiog išnuomotam konteineriai, tam, kad sutaupyti laiką. Valgyti taip pat gaminamės vietoje, nes jau buvom susivežę ir šaldytuvą, ir kaitlentę, žodžiu, turėjom visko, ko reikia, kad galima būtų nesiblaškyti ir nevažinėti po kavinės ar parduotuvės. Miegam, kaip matote, irgi čia vietoj. Kompiuteris irgi, jeigu reikia kažką YouTube pasižiūrėti ar paskaityti, jeigu kažko nežinom, užsakyti kažkokius prekes. Pro langą matos mūsų tikslas, ką mes turim padaryti. Tai pastatyti namą, kad negyventumėm konteinerį. Ačiū, kad žiūrėjote ir sekantis epizodas bus apie 1 aukšto statybas.